Lietuvos piliečių buvo 19, taip pat paėmėm kelis Latvijos piliečius, kitų negaliu pasakyti, kokie buvo piliečiai, dar tvarkysi savo vizas. Skridom iš Šiaulių į Turkiją, tenais nakvynę, nes naktį negalėjom įvykdyti savo užduoties Beirute, nes vyko nuolatinis bombardavimas. Ir iš ryto nuskridom į Beirutas, paėmėm žmonės, paėmimas truko apie 4-5 valandas oro uoste, kol sustvarkė dokumentus ir grįžom atgal per Turkiją, Vengriją ir tiesiai į Šiaulius. Kokia padėtis dabar piloto akimis žiūrint oro erdvėje virš Libano, Beiruto, kaip ten, kas per situacija? Oro erdvė yra orlaivių naudojama, yra, kiek girdėjom, su vietiniais bendravom, tai paskutinė diena bus šiandien, kai jie gali išsivesti savo civilius žmonės ir toliau prasidės kariniai veiksmai, bet tiksliai nežinom, čia tik vietinių kalbos buvo, šalia mūsų buvo keli sprogimai visai netoli, per 2-3 kilometrus ir tiek, taip oro uostas ramus pakankamai.